Šiandien susirinkę į Viduklės Staples Center areną, su jumis komentatorius Stasys Urvinis. Šiandien matysime velniškai geras rungtynes, kuriuose susitiks antros C gavėjai velniai prieš angelus. Taigi, ilgai netempęs gumos, norėčiau pradėti pristatinėti velnių komandą. Taigi, pirmasis komandos žaidėjas TBC! Per savaitę, nepakeičiamas langų degintojas ir daužytojas. Priklauso balų rekordas surinktas per vieną pamoką. Taip, antrasis komandos žaidėjas. Klausiu! Ne, vidutiniškai susimuša po 4 kartus per savaitę. Jo asmeninės sąskaitoj 22 pergalės, 4 pralaimėjimai, 5 lygiosios ir 2 nokautai. Be to, jis yra 3 kart naudingiausias savaitės kipšas. Dabar vienas iš komandos lyderių Bocefu! Vidutiniškai surenka po 50 balų per savaitę. Vidutiniškai pabėga iš 10 pamokų per savaitę. Išdaužia po 20, išspiria po 30 durų ir langų per mėnesį. Ir be to yra naudingiausias praeito mėnesio kipšas. Taip, na o dabar komandos lyderis Auksas ir Sidabras Edgar! Vidutiniškai pabėga iš 20 pamokų per savaitę. Vidutiniškai surenka po 80 balų per savaitę. Vidutiniškai išspiria po 40 durų per savaitę. Vidutiniškai užgauliuoja po 40 mokinių per savaitę. Vidutiniškai pas direktorę aplanko po 5 kartus per savaitę. Bet to yra 5 kartų naudingiausias savaitės, 3 kart mėnesių ir 2 kart sezono kipšas. Argi ne puikiai velnių komanda? Galėčiau pristatyti angelų komandą. Atsiprašau, ponai ir ponios, naujausiomis žiniomis, dėl mistingų priežasčių angelų komanda negalėjo atvykti. Aha. Tai komisija tarėsi, palaukit. Aha, taip. Taigi, komisija nusprendė, kad angelų komandai skaitomas techninis pralaimėjimas ir pergalė tenka velnių komandai.